ko gero tiek daug apkabinimų, kiek jų turim per Lietuvos galios renginius prezidentūroje, niekada daugiau nebūna. Tai ačiū labai už tai, kad čia esate ir su mumis švenčiat šitą Lietuvos galios šventę. Tikiuosi, kad šiandien turėsite daug progų ir išgirsti naujų istorijų ir pasikalbėti vieni su kitais, ne veltui turite apyrankes. O šį renginį atidaryti pakviesime Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentą, kuris netrukus ir įeis pro duris, tai kviesime visus pasveikinti. Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Prašom, mėlyje, sėskit, pabendraukim. Iš tikrųjų labai mielas, smagu matyti jūs taip gausiai čia susirinkusius. Kuomet galvoju apie Lietuvos galią, visada prisimenu pradžią. Ir pagrindinis klausimas, kuris man tuomet kilo, kuomet galvojame, ką gali padaryti prezidentūra, ką gali padaryti prezidentas ir jo komanda, tam, kad ta Lietuvos galia skleistųsi, plėstųsi, gilėtų. Pirmoji mintis, kuri man atėjo į galvą, kad tie geri žmonių daromi darbai, jie ir taip daromi. Ar mes esame, ar mes ateiname, ar mes neateiname, vis tiek žmonės natūraliai patys iš savęs dėl savo gerumo, pilietiškumo, iniciatyvumo tai daro. Tad kur yra mūsų vaidmuo? Kodėl mes turėtume įsitraukti į šį judėjimą? Ir pagrindinė mintis buvo ir atsakymas buvo gana paprastas, kad jūs, puikūs žmonės, vieni apie kitus žinotumėte ir girdėtumėte gerokai daugiau negu dabar, negu iki tol. Ir mane labiausiai džiugina, kuomet jau šito proceso eigoje mes sužinome, kad pasirodo vienas žmogus arba žmonių grupė sužinojo, kad kita žmonių grupė visai šalia, už kilometro dviejų daro taip pat panašius arba kitokius dalykus ir jie gali labai lengvai susižinoti. Taigi mes įsivaizdavome, kad atsiranda komunikacinė platforma, toks savotiškas bičių avilys, kuriame visi daro visuomeniai naudingus dalykus ir daugiau žino apie vieni kitus. Ir štai šiandieninis susitikimas turbūt irgi yra apie tai, kad pasidalinti savo patirtimi, kaip suprantu ir kiek informuotas apie erdves, kad erdvės tarnautų mums. Ne mes tarnautumėme erdvėms, nes dažnai būna ir taip, kad žmogus pasistato namus ir pradeda tarnauti tiems namams. Bet šiuo atveju kalbame apie tai, kaip įveiklinti tas erdves, kaip sutalpinti jose tas iniciatyvas, kurios auga konkrečioje vietoje. Statistika yra gana įspūdinga. 504 iniciatyvos, 40 iš jų apdovanotų, kadangi jau 2 kartus organizavome prezidentūrą apdovanojimus. Dabar kaip tik renkame visuomenės balsus ir ekspertų vertinimus apie tai, kam turėsime garbės padovanoti tam tikrus mūsų pripažinimą ir pagarbos ženklus šiais metais. Ir labai džiugu, kad tai auga, tai skleidžia šaknis ir tai daro Lietuvą dar labiau pilietišką, gražią, solidarę ir svarbiausia matančią šalia savęs tuos žmonės, kurie stokoja pagalbos dėl pačių įvairiausių priežasčių. Tiek čia Lietuvoje, tiek galbūt Ukrainoje ar dar kitose pasaulio taškuose. Ačiū, kad jūs esate, ačiū, kad dalyvaujate mūsų renginiuose ir iki kitų pasimatymų. Dėkojame Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai. Ir pradėsime šią įspūdingą šiandienos šventę. Kaip ir prezidentas sakė, šnekėsime apie tai, kad erdvė
daugiau nei erdvė, ar ne? Ir apie ką yra erdvės. Mes, kadangi jau su prezidentu, su pirmąja ponia, su savo komanda iš tų prezidento įvardintų daugiau nei 500 iniciatyvų, kurios jau yra Lietuvos galios platformoje, beje, raginam visus grįžusius namo dar pakviesti kaimynus ir aplinkinius, kurie daro gerus darbus, taip pat registruotis į šitą platformą. Tai jau apie 80 esam aplankę. Ir kai nuvykstam jūsų aplankyti, tai tokių neįtikėtinų dalykų, kur erdvė gali būti nuo skateboardų parko, apie ką šiandien šnekėsim, apie riedlentės, erdvė gali būti reabilitacijos centras, erdvė gali būti netgi koplyčia, erdvė gali būti meno, kultūros įstaiga. Ir jūsų fantazija yra tikrai erdvesnė negu mūsų fantazija ir šiandien turėsime labai gerą progą apie tai išgirsti. O šiandien pirmąjį pranešimą kviečiu skaityti Kristijoną Žičkų, kuris papasakos mums apie tai, kaip erdvė gali padėti terapijoje. Tai terapinio ūkio atstovas. Kviečiu. O man stovėti čia? Gerai, sveiki, labai smagu čia būti, tikrai matyti iš tikrųjų šiaip labai daug nepažįstamų veidų, tai staiga supratau, kad iš visos Lietuvos žmonės yra ir tiek iš visų kampelių ir kažkaip važiuodamas čia fantazavau, kad čia turbūt yra kažkoks, nežinau, ar slaptas draugas, ar angelas sargas šitoj prezidentūrai, nes kažkaip, pakviečia, pamato ir tas tikrai labai džiugina ir turbūt, manau, kad visus jūs pradžiugino, kažkaip galėjom čia susitikti. Tai va, aš esu Kristijonas, pagal išsilavinimą aš esu psichologas ir atstovauju šiandien savo komandą, kuri dirba terapiniam ūkyje. Ir matot, čia toks yra paveiksliukas, tai aš paprašiau kažkada savo kolegės, kad jį nupieštų ir manęs taip ir ramina ir įkvepia. Aš kai jį pamatau, aš galvoju, yra tokia gera vieta. Erdvė, kaip jūs sakėte, kur iš tikrųjų vyksta kažkokie svarbus dalykai ir kur gali žmonės, jaunuoliai dažniausiai, susitikti ir būti taip, kaip jiems būnasi. Mes galim su jais susitikti ant to pačio puslapio, neversti vieni kitų daryti dalykų, kurių nenorim kažkaip tai. Ir čia iš tikrųjų tas paveiksliukas iš tikrųjų labai atspindi tą erdvę, kurioje mes dirbame. Mes dirbame tokiam pasienyje, tokiam kaime Seno Strunaičio. Ir šita mokykla yra Pilsudskio laikų statybos 36 metų medinė kaimo buvusi mokykla, kuri buvo uždaryta prieš 23 metus. Ir mes ilgai svajojam, aš dabar truputį pabėgsiu nuo šito savo mėgstamo paveikslėlio, su žmona, tada dar ne žmona, dabar jau žmona, svajojam dirbdami vaiko raidos centre ir dirbdami su vaikais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų. Svajojam, kad galima sukurti tokią aplinką, tokią erdvę, taip sudėlioti dalykus, kad tie vaikai, kurie kažkur namie, mokykloje patiria daug iššūkių, jie galėtų visai kitaip atsiskleisti. Jie iš kokių nors ten išdykėlių galėtų tapti lyderiais, iš kažkokių ten daužytojų ir gadintojų galėtų tapti taisytojais. Mes svajojom, gal 10 metų marinavosi, ten rauginosi šitą idėją galvoj ir iš tikrųjų viskas ir pajudėjo iš tos galvos į realybę per tą erdvę konkrečią. Kūčių vakarą radom skelbimą, kad parduodama ta mokykla, nors su Švenčionių rajonu niekas mūsų iš tikrųjų nesieja. Žmonės klausia dažnai, kas čia gal jūsų giminės, gal čia kokie seneliai, tėvai, niekas, žinokit, sakau, tiesiog ne, mes tiesiog atvažiavom čia ir paėmėm ir įsikūrėm toj mokykloj. Ir ta mokykla, tai jau čia dabar aš jau pabėgu į priekį, čia tiesiog savo prisiminti tokių kaip, žinot, vėl ten stogas buvo įgriuvęs, taip ten tas raidos centras dabar naujas pastatytas, tai labai smagu dabar jau. Ir paskui buvo tokių pavienių bandymų, bet kol ta erdvė neatsirado, tol niekas atrodo ir nepajudėjo. Nežinau kaip jūsų istorijose, gal kažkaip irgi panašiai. Ir viskas atrodo maždaug taip jau iš tikrųjų, nebe paveiksliuke, mes esam tikrai įspūdingoje ir nuostabioj vietoje, kuri iš tikrųjų galėtų, kuri puikiai yra pritaikyta tokiom veiklom, kur vaikai ir jaunuoliai gali ten staukti, klykti, rėkti, klausytis muzikos kiek jie nori, kūrenti laužą per naktį, jeigu jie nori.
ir nieks neateis, nieks ten nesupyks, joks kaimynas, o šiaip jeigu ir ateitų, tai turbūt nesupyktų, bet iš esmės, ne, nėra parduotuvės aibės šalia kažkur, tai yra toliau, kuri juos galėtų kažkaip išmušti ir ten kažkur tai trintis aplinkui versti. Tai mes esam tokioj vietoj ir mes, užsiemam, kaip čia atvežėm į Lietuvą, tai mes nesam tikrai tokie, kaip čia nesam pionieriai, bet Lietuvoje pradėjom tokį terapinį ūkininkavimą, kuris, užsienyje vadinamas tokiais įvairiais pavadinimais ir kurio pagrindinis tikslas yra per ūkininkavimo veiklas siekti terapinių tikslų. Jeigu kažkas buvot terapijoje gyvenime, toks geras dalykas yra psichoterapija, pavyzdžiui, ne? Tai gal įsivaizduojate, apie ką aš šneku, ne, kokie tie tikslai galėtų būti. Tai galėtų būti ne kažkoks didesnis pasitikėjimas savi, mažiau nerimo jautimas, kažkoks savęs geresnis pažinimas, kažkokių geresnių santykių kūrimas gyvenime ir taip toliau ir panašiai. Tai mes, ūkininkaudami, siekiam, kad tie vaikai jaunuoliai iš tikrųjų pajaustų visą šitą pridėtinę vertę ir tuo pačiu išgyventų save kažkokiu geriausiu būdu, koks gali būti. Ir šita paslauga, iš esmės užsienyje, jinai yra tokia jau labai gerai žinoma ir ten jau viskas ištirta, sugalvota, sudėliota ir čia mes tiesiog pradedam tą Lietuvoje ir tikrai ne vieni, nes tokių pavienių užuomazgų tikrai būta yra ir mes dabar dalinamės dažnai patirtimi su kolegomis, ką jie išbandė, kaip kas veikia ir netgi nebūtinai kažkur gamtoje ūkyje, nors šiaip tokia kaip ir svarbi dalis, bet tikrai yra puikių iniciatyvų ir galvoju, ir net jūs patys galbūt esat supratę, kad ramybę teikia ten gėlių darželis ar ten agurkų šiltnamis ar dar kažkas, tai aš jau neturiu laiko tą daug pripasakoti to visko, bet tikrai intuityviai, ypač lietuviai, mes turim šansą, man atrodo, tą pajausti. Tai ir iš esmės, taip, kad jums tiesiog parodyti, ar ne, kaip pavyzdžiui, tai Norvegijoje tokių ūkių yra registruota 1100 prie 5 milijonų gyventojų. Didžioji Britanija irgi kažkiek atitinkamai nepasakysiu, tai yra iš tikrųjų senai žinoma tokia paslauga, kur nuo kūdikystės iki, nežinau, senolių, bočių, iki ten 100 metų žmonės, dažniausiai pažeidžiamos grupės dėl įvairių tikslų, kuriems kažkokių tikrai kyla iššūkių gyvenime, važiuoja į terapinius ūkius, Norvegijoje kažkur, tai Didžioji Britanijoje ir ten iš esmės, kaip čia pasakyti, terapinasi. Taip paprastai. Gerai. Ir mes dirbam, mūsų stalas tas stovi ant 3 tokių pagrindinių kolonų arba kojų. Tai pirma, mes darom tai, kas mums iš tikrųjų yra prasminga ir ko mums reikia. Tai šiandien aš kaip tik buvau ūkyje ir suvažiuoja jaunuoliai, ten tingi, nori miego, tramparam. Bet šalta, tai einam krosnės, kur tada? Reikia, nes šalta, noriu valgyti, noriu valgyti, einam valgyti gamint, dar gyvūnais pasirūpinti reikia, nes nieks jais be mūsų nepasirūpins. Mes dažnai atsispiriam nuo tokių labai paprastų dalykų, pasišildom, pavalgom ir pasirūpinam ūkio gyvūnais, o tada jau kiek tos energijos ir sveikatos lieka, jau tada žiūrim ir tikrinamės kažkaip tai. Tai mes darom tą dėl savęs, tie jaunuoliai, kurie malkas kapoja, tas pačias malkas kūrena, jomis šildosi, tie, kur kiaušinius surenka, tos pačius kiaušinius kepa ir valgo. Mums nereikia kažkaip jų, kaip čia pasakyti, man tikrai būna kartais sunku paaiškinti jiems, kam jiems reikės chemijos gyvenime, kai 10 klasėje jie mokosi, bet man tikrai lengviau paaiškinti, kam jiems to kiaušinio reikia surinkti iš vištų, ir paskui atsinešti į virtuvę. Bet mes vis laik ieškom kelių, kaip jiems ir mokykloje, pavyzdžiui, jie labai daug kas yra iškritę iš ugdymo sistemos, kaip jiems padėti grįžti į tą sistemą, kokiu būdu grįžti. Mes bendradarbiaujam su mokyklom, su bendruomenėm ir iš tikrųjų ieškom geriausio jiems kelio atgal iš ten, kur jie yra galbūt iškritę ar kažkur jiems yra nepavykę. Kitas svarbus momentas, kad mes esam natūralioje aplinkoje. Jūs jau tikrai matėte, kokioje mes esam ten toj gamtoj ir tikrai jaunuoliai ir patys tą jaučia. Ir su telefonais mums kažkodėl įtariu mažiau reikia kovoti dėl telefonų negu kad mokyklose. Kažkaip ta gamta juos vis tiek pavilioja. Ir dažnai kartai jie tokie, atsimenu, sako, žinai, man sako kaip detoksikacija. Tie sako, antradieniai mūsų, kai mes čia susitinkam iš mano ten, nežinau, ar burzgiančio Vilniaus, ar iš Švenčionių, ar iš kažkur, kad ir iš kur jie atvažiuotų. Ir paskutinis dalykas tai yra
grupė. Tai yra grupinė, paslauga arba mes dirbam su grupė jaunuolių. Jie turi šansų socializuotis grupėje, jie turi šansą veikti kartu ir tai nėra individuali paslauga, šiaip galėtų tai būti, bet iš esmės mes dirbam su grupėm jaunuolių. Ir viskas. Tie 3 tokie esminiai principai, kurie yra apipinti tokios aplinkos terapijos principų. Tai reiškia, mes kruopščiai, kaip kokiam ledkalnio, nežinau, čia galėčiau ledkalnio metaforą panaudoti, kad atrodo paviršiuje, atrodo, tai ką, jie čia pašėrė ten ožką, čia dar kažką, tai ką, ir mes tą darome, ne, ten panašiai. Ne visai taip, mes tikrai labai daug kruopštaus laiko skiriam suplanavimui, kaip ta grupė, kaip tas jaunuolis su savo iššūkiais, kaip jis integruosis, kiek jis laiko gali dirbti, kada jis pavargs, kada jau jam ten išmuš kokius saugiklius, kas su kuo gali būti, kas su kuo negali būti ir taip toliau ir panašiai. Tai mes tikrai turim daug kruopščiai pagalvoti, kaip tą paslaugą suorganizuoti ir kad jie iš jos, išsineštų tą terapinę naudą. Taigi, labai laikas greit bėga. Mes pradėjom dirbti su tokiais needs vadinamais jaunuoliais, kurie buvo iš esmės niekur, ar ne? Nei mokėsi, nei dirbo ir taip toliau. Tai turėjome metų tokį projektą, labai daug visko išmokom iš to. Buvo mums didžiulis iššūkis. Aš dabar, kai pagalvoju, sunku sugalvoti sudėtingesnius, taip sakant, klientus, bet mes tikrai su jais nuoširdžiai atidirbom ir padarėm, ką geriausio galėjom. Mes teikiam tokias kompleksinės paslaugas Švenčionių rajono gyventojais, tai kažkuria prasme turim galimybę dirbti ir su vaikais, ir su jų tėvais, ir su seneliais savipagalbos grupėse. Tai tada, mes tada labai kaip čia daug pasiekiam tų žmonių ir dalyvių ir tada galim, tikrai, tikėtis tokio didesnio poveikio. Dažnai mūsų programos yra susijusios su jaunuoliais, kurie yra globos namuose, kurie yra kažkokiose šeimose, kuriems ten taikoma ta vadinama atvejo vadyba, arba jie atskirtyje gyvena, kažkokie fiziniai arba geografiniai. Tai žinoma, pas mus papuola jaunuoliai, bet kartais mes nežinom, kaip mano kolegos sako, klausyk, o kas tam blogai, kur čia atvažiavo? Aš sakau, nežinau, viskas atrodo šiaip visai gerai, bet mes nežinom, kaip pagal rekomendacijas jie atvažiuoja ir dažnai ūkyje jos mes pamatom sveikesnius, linksmesnius, geresnius, negu kad kažkokiose aplinkose, kur jie patiria iššūkių. Tai va, ir dirbom su klasėm ir tada tebūnėjau, ką mes čia labai mes daug visko dirbam, bet iš esmės, ar ne, kaip ir sakiau, mūsų tas tikslas sukurti tą aplinkos, sukurti tokią aplinką, kad žmonės atsiskleistų už savo geriausių būdų. Todėl mes turim susitarimus visada, turim kažkokią dienos struktūrą, turim, tos tokius bazinius išsikrutinam, naudodami tokius atsispirdami nuo bazinių poreikių. Užsiimam veiklom, kas jiems, pavyzdžiui, ten būna nagų klijavimas labai rūpi. Gerai, gal prie ko čia ūkis? Nelabai prie ko, bet jeigu jau rūpi, reikia daryti tada tos nagus. Aš ten, pavyzdžiui, irgi sužinau, viską išmokstu. Tai va, ir, žodžiu, darom kažkokias veiklas. Turim visada, mes prisikabinam prie tos gamtos ritmo, gamtos ciklo, kaip kažkokio saugaus, saugaus tokio metų rato, kad tikrai ateis pavasaris, tikrai sodinsim, tikrai auginsim, turim planą, ten kovo mėnesį, tada, gimtadienį švenčiam, kas tikrai, jiems yra labai svarbu, nes jie dažnai būna susidūrę su suaugusiais, kurie buvo neprognozuojami, su aplinkom, kuriuose jie gyveno, buvo jos, kažkokiais išbarstytos ir tada ta dienos struktūra, tie vaikai, kurie, ten byra, dingsta ar kažką, pas mus būna ateina, už 5 minučių sako, jau mes čia turim sėsti ratą, žinok, sako, ačiū, kad priminėjai, gerai, žinoma, ne, iš tikrųjų jie prašosi tos struktūros, nors dažnai gali pasirodyti, kad jie, nežinau, ten dingo, neatėjo ar ten dar kažkaip. Aš pridėjau daug nuotraukų, galvoju, aš vis tiek, kaip aš papasakosiu, čia jums geriau parodysiu. Tai kad mes su tais jaunuoliais iš tikrųjų siejom visokiausiais dalykais ir visą laiką galvojam, o kas iš to? Gerai, nudažys jisai tą kėdę. Kokia čia prasmė? Ar jam to reikia? Ar jisai pasidžiaugs? Ar jisai, kažkaip tai, kas įvyks su jo vidum? Tai va, gaminam valgyt, čia centrinis momentas yra, tikrai tas gaminimas valgyt. Gaminam viską, turim ožkų, turim vištų, tos ožkos visur lenda, suėda visokius kalėdų vainikus. Tik pagamintus, pavyzdžiui, ar ne, švenčiam gimtadienius, tie jaunuoliai, kažkaip tai tikrai, padaro dalykų, aš pats nemoku dažnai tų padaryti ir mane taip pradžiugina, kai jie tą sugeba padaryti.
Mums labai svarbus tas lygiavertiškas santykis ir mes kartu su jais darom tos pačius dalykus. Niekada nenurodinėjom, kad ten tu tam nueik padaryk, o to, negalim paprašyti mes jų be jokios abejonės, bet mes kartu veikiam su jais. Taip. Žiemą irgi viską darom tą patį, būna dar daugiau iššūkių, atvažiuojam, nežinau, užšalęs vanduo, ten dar kas nors, ten, ir vis tiek tie jaunuoliai atvažiuoja. Aš negaliu kartais patikėti, kad jie išsikrapšta iš savo, ten, nežinau, urvelių ir atvažiuoja pas mus į tą ūkį, mes patys juos atsivežam ten ir man jie tikrai visi kažkokia prasme žavė, aš matau juos kaip talentingus, mes matom su komanda, ne, kaip talentingus, kaip įgalius, kaip protingus. Ir kažkuria prasme jie pradeda pateisinti dažnai tą lūkestį. Taip, gaminam. Labai sunku suklysti, kažką blogai padaryti. Kaip įmanoma, pavyzdžiui, padaryti komposto dėžę, blogą. Galima gal, bet sunku, jau reikia pasistengti, ne? Todėl jiems dažnai viskas pavyksta. Priešingai truputį, negu kad akademiniai kartais sistemai. Pavyko užauginti tik pomidorą šiais metais. Čia jums sakau jausi, nes kartais pasvajoju, kiek gali daug padaryti, paskui supranti, kad truputį mažiau. Bet pakanka, kad mes kažkaip kartu išbūtumėm ir tą santykį turėtumėm pakankamai gerą. Taip, jūros kiaulyčių turim ir katiną tokį, katinas pats pas mus atėjo, tai irgi gal ten suodė kažkaip, kad čia bus kažkokia gera vieta jam. Ne, ir tas tikrai yra visoks mylimas. Jaunuoliai patys dažnai sugalvoja savo iniciatyvą daug dalykų ir mes jos pamatom kažkokius iniciatyvius ir tiesiog užsiimančius tuo ir darančius ir kažkaip savo norų labai daug dalykų. Mes tikrai niekada jų per prievartą nieko neprašom arba jie gali nedaryti dalykų, mes galim šnekėtis apie tai, bet taip kažkaip tai gal retai visai nutinka. Tai va. Žodžiu, štai toks mūsų kasdienybinis gyvenimas ir mes svajojam apie tai, kad tokios terapinio ūkininkavimo praktikos jos tikrai sklistų Lietuvoje. Nes mes tikrai manom, kad tai yra labai kažkoks tai geras būdas dirbti su pažeidžiamom ir geras metodas dirbti su pažeidžiamom grupėm. Dar daugiau mes svajojam, kada nors atidaryti tokią terapinę bendruomenę, pavyzdžiui, 16-17 metų jaunuoliams, kurios Lietuvoje dabar nėra. Ir dėja mes sutinkam jaunuolius, kurie, pavyzdžiui, psichiatriniai ligoniniai, būdami 17 metų reguliuoja, pavyzdžiui, 26 kartus. Tai, tas tikrai akis bado, kad kažko reikia daugiau negu 24 kartą, kai važiuoju į ligoninę, galvoju, kažkaip jau čia buvau toj situacijoje, ne? Tai va, tai su mūsų visų kažkokiu tai ryžtų pagalba, draugystė ir energija, kuri yra čia, man to tikrai galim daug padaryti. Ačiū Jums labai. Ačiū labai, Kristijonai, gal turite klausimų? Kokių kaip globotinių? Vaikų. Ateikit prie mikrofono. Tai žinokit, labai sunku pasakyti. Tiesiog, nežinau, jų gal kokie per metus ten apsilanko, sakyčiau, gal kokie porą šimtų, bet su vienais mes dirbam intensyviau, pavyzdžiui, susitinkam kas savaitę, turim stovyklą, pavyzdžiui, kas ten savaitės trukmės, o su kuriais, pavyzdžiui, labai retai susitinkame, ne vieną kitą kartą per metus. Bet labai stengiamės, pavyzdžiui, didelis iššūkis yra tas tvarus finansavimas, o ne iššūkis, kad tas santykis būtų ilgalaikis. Nuolat turim ieškoti, tokio, kaip pratęsti tą santykį. Tai va. Galia kažkas, ar ne, ar man? Čia aš galėjau, kad tu galėjai kaip ir atsakyti. Vieną kartą per savaitę. Sveiki, labai įdomus pranešimas, bet iškilo iš karto tokių klausimų. Jeigu gerai supratau, vieną kartą per savaitę jaunuoliai atvyksta pas jūs, o kas vyksta kitom dienom? Tai va tas visas dienas mes ten ir kaip čia komponuojama, ne? Vieną kartą atvyksta tokia grupė, kitą kartą kita grupė atvyksta vieną kartą per mėnesį. Ir tos visos dienos vienaip klasė kažkokia atvažiuoja, ne? Visos tos dienos užsipildavo tokiais skirtingais, kažkaip tai tokiom skirtingom veiklom. Tai reiškia, kad jaunuoliai skirtingais intensyvumais lankosi pas mus. Skirtingos grupės, skirtingais intensyvumais pagal tai, kaip mes galim už juos sumokėti, nes mes iš jų neimam pinigų. Ir kiek ilgai tas jaunuolis pas jūs būna? Dabar ilgiausia grupė yra, tai 3 metus. Tai jau ta grupė jau paseno jau ten, žinot. Ir tas vienas jaunuolis, kuris ten tikrai toks yra su daug visokių iššūkių, jis praeitą kartą sako, žinai ką, aš jau čia būsiu socialinis darbuotojas. Visi išsižioja, klausosi. Tai va, tai jo, 3 metus.
Gera klausyti tokių pasiekimų, bet tada dar tuo pačiu klausimas. Pas jūs būna, va toj, kaip pavadinkim, saugioj, geroj aplinkoj, kur tas jaunuolis gerai jaučiasi, įvertintas ir dabar jis grįžta jau į tą realybę, ar jis ten nenutrūksta, nenuslysta? Tai taip, tai aišku, mes tikimės, kad ta patirtis generalizuosis, išplis į kitas tas aplinkas. Pavyzdžiui, susitinka toje erdvėje 2 klasiokai ir jie tyčiojasi vienas iš kito mokykloje, bet kai jie susitinka ūkyje, mes atidirbam šito, kad jų jie nesityčia. Ir tada iš tikrųjų pagerėja, pavyzdžiui, ta situacija klasėje. Nu, va tokių visokių sėkmės tų momentų esam susirankioje. Ačiū Jums labai. Ar dar yra? Man klausant ir žiūrint į tą idilę, atrodo, kad čia daugelis mūsų mielai į tą ūkį nuvažiuotų irgi pasiterapinti, ar ne? Kristijonas labai gražią tokią frazę pasakė, jaučiu, kad gal yra koks slaptas draugas prezidentūroje. Galvoju, galite pakelti rankas, kas dar jaučias, kad turi kokį slaptą draugą prezidentūroje? Nedaug, bet keletas yra, ar ne? Tai aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tai mes jaučiamės draugai su jumis, jeigu nuoširdžiai, tai norisi dar kartą perbėgti per žmonės, kad jūs matytumėt veidus, su kuo bendraujate, kartais elektroniniu laišku prisistatyti. Tai dar kartą Austė, Lietuvos Galios vadovė, su kuria susirašinėjate. Prezidento patarėja Vaida Budzevičienė, kuri rūpinasi visais socialiniais klausimais. Gale sėdi mano kolegos iš renginių skyriaus Ignė, Vigailė, Aurika. Tada Jaroslavas turėtų būti, ten IT reguliuoja Alenas, Garsarytis. Aš esu Agila, prezidentūros kanclerė ir dar vėliau girdėsite prezidento patarėjos Sofijos pranešimą, o visas renginio akimirkas įamžina Robertas gale stovint. Tai ačiū labai kolegom ir tas man vis sakau, tas slaptas draugas, tai labai norisi dar kartą uždėti akcentą. Mes labai mielai šitą platformą, kaip prezidentas minėjo, sukūrėme su prezidento iniciatyva tam, kad jūs jungtumėme į tą vieną didelę bendrą Lietuvos Galios ląstelę, kad vieni apie kitus daugiau girdėtumėt. Šiandien turime ir per tokius renginius turim galimybę tuo pasidalinti. Mes mielai atvykstame pas jūs, kai jūs turite galbūt kažko pasidžiaugti, norite kažką su mumis atšvęsti, tai dalinkitės tuo. Ir nepamirškit, kad visada galite dalintis ir su kitais Lietuvos bendruomenės nariais. Tai apie tai šiek tiek vėliau dar pasakos ir Sofija, bet taip pat gaunate ir naujienlaiškius iš Austės. Tai būkime ta bendruomenė didžiulė, kurioje visi esam vieni kitų slapti draugai. O į antrąjį pranešimą noriu pakviesti Vytautą, kuris papasakos apie valkininkus ir ar valkininkuose gali būti tarptautinio meno projektai. Labadiena, aš labai atidžiai išklausiau prieš mane pasakojusį žmogų apie tą ūkį. Aš turiu irgi ūkį, bet šiek tiek kitokį ūkį. Mano ūkis Naujuose Valkininkuose tai yra menų skalbykla. Tai yra kultūros erdvė, kurioje vyksta parodos, vyksta edukacijos, vyksta įvairūs susitikimai, vyksta plenerai. Tai yra erdvė, kuri paskirta meno, daugiausia meno žmonėm. Edukacijas mes pravedam labai įvairias, su neįgaliais, su vaikučiais, su vyresnio amžiaus žmonėm. Ir tose erdvėse labai mielai renkasi ir mūsų kaimo bendruomenė. Dar kai mes neturėjom savo bendruomenės namų, čia vykdavo įvairūs mūsų bendruomenės ir renginiai. Buvo skalbyklos patalpos Varėnos rajone, tos Naujuose Valkininkuose, tai yra buvusios vaikų sanatorijos Pušelės skalbykla. Jinai iš tikrųjų yra didelė, 500 beveik kvadratinių metrų, čia matosi iš paukščio skrydžio. Ir savo ilgus metus jinai tarnavo tam tikslui, kad skalbdavo sanatorijos vaikučių, kurių iki 500 gyvendavo, gydydavosi, mokydavosi Naujuose Valkininkuose. Ir
atliko tokią misiją. Dabar daug kas klausia, o kaip čia suprast menų skalbyklą? Tai jeigu jis skalbdavo patalynės, drabužėlius vaikų, mes skalbėm menus. Visi susimasto, kas tai tokio. Ir tie menai, tai kada pabūda pas mus kaime, pradžioj buvo pastate, tas naujų pastate, kuriame nebuvo nei langų, praktiškai buvo pastatas pasmerktas mirti, nes apie 2000 metus buvo likviduota vaikų sanatorija Pušelė ir toks pastatas kaip skalbykla prarado savo išvis prasmę ten būti. Ir jis pradėjo nykti, tas pastatas. 18 metais savivaldybė paskelbė konkursą, jau buvo ir 17 tą pastatą pardavinėjo. Ir kadangi aš grįžau į savo gimtąjį kaimą 13 metais gyvent, vėlgi toliau tęs savo pastovų gyvenimą, iš kur ir išvažiavau, aš tą pastatą nusipirkau. Ir jį nusipirkau tokiam stovyje, maždaug kaip matosi dabar tose nuotraukose. Pagal išsilavinimą aš esu inžinierius statybininkas, peržiūrėjęs pastato konstrukcijas, nuo kurių priklauso jo gyvavimas toliau, su šeima nutarėm daryti verslą, nes aš pats tai iš verslo atėjęs į savo kaimą grįžęs. Ir galima buvo ten daug verslų daryti. Ir jau buvo numatyta, buvo nuplanuota, kad tą darysim, tą įveiklinsim. Dirbau ilgus metus biznėje, kur daug medienos pirkdavom, parduodavom ir gamindavom. Tai man buvo tikslas pasidaryti savo medžio perdirbimo tokį dirbtuvėlę, kur pasikrapštyti galima, kažką tai pagaminti, gal ir į mugę nuvažiuoti. O visa kita, 500 kvadratinių metrų, labai daug, kuriuos reikėjo kažkaip įveiklinti. Mūsų kaime gyvena menotyrininkė Kristina, kuri kaip žvejys užmetė kabliuką, ant kurio aš kabau po šiai dienai. O tas kabliukas buvo užmestas ne tik man, bet ir visai šeimai. Mes kūrėm, darėm tame pastate, jį norėjom padaryti, kad jame galima būtų kažką tai veikti, apart mano dirbtuvių. Ir 18 metais, tais pačiais, kai nusipirkom tą pastatą, pasisekė su menotyrininkės pagalba padaryti parodą. Parodą su 30 pavardžių, 30 kažkokių tai amatininkų, menininkų. Ir kaip nekeista, buvo tokios pavardės kaip Piekuras, Kavaliauskas, skulptoriai, menininkų buvo, daug buvo liaudies meistrų su savo darbeliais. Ir tai buvo pradžia, kuri parodė, kad tikrai tose patalpose reikėtų ne kažkokius tai garažų masyvus padaryti, renginėti ar dar kažko, bet tai yra erdvės, kurios labai tinka meną parodyti. Ir meną parodyti kaimo žmonėms. Po to daug kas sakydavo, kaip čia taip, tokiam kaimelėje, kuriame gyventojų ten apie 400 yra profesionalaus meno galerija, kaip dabar. Atvažiuoja menininkai iš Vilniaus, iš visos Lietuvos nori rodyti savo darbus ir jie gauna tas erdves, kuriuose retų netgi, sakyčiau, dalykų, kurias, kaip ir šitie stručio graviruoti kiaušiniai, juos mūsų muziejuose ne visur galima pamatyti, o Naujų Valkininkų menų skalbykloje jie jau kelis kartus buvo demonstruoti. Žmonių, kurie tiesiog namų sąlygom kažką tai gamina, kažką tai daro,
parodyti jų gebėjimus kaimo žmonėm. Ir tas žmonių geranoriškumas, kurį jie rado ir pamatė Menų skalbykloje, dar labiau įkvėpia tuo dalyku rūpintis. Ir patys labai daug ką padeda, mūsų kaimo bendruomenė padeda parodas paruošti, padeda sutvarkyti, kas reikalinga, tik paprašyk, pakviesk, visuomet atsiranda, kas ateis ir padės. Čia viena nuotrauka, kada žmogus, kuris daug gražių medinių dalykų pridrožęs, pridaręs, jisai visuomet ateina į skalbyklą padėti kažką tai padaryti, rengti. Šiai dienai jau Menų skalbykloje yra virš 20 parodų įvykusių. Parodos buvo profesionalaus meno tapytojų erdvės, kurios skulptūras labai specifinis dalykas, skulptūros, bet tokius kaip tapybos darbus, labai profesionalių tapytojų, Lietuvoje žinomų buvo parodų, daug yra parodų buvę, kurie nėra baigę meno mokslų, bet jie labai gražiai ir tapo, labai gražiai ir skulptūras drožinėja. Nes noras visuomet parodyti ne tik patį didžiausią tą profesionalų meną, bet ir parodyti, ką kaimo žmonės gali padaryti ir gali parodyti ir kuo gali pasigirti. Čia yra dabar keletas nuotraukų iš to, kas vyksta. Buvo suorganizuoti 2 plenerai. Vienas iš jų tarptautinis, kuriame dalyvavo tapytojai iš Ukrainos. Čia Lietuvos tapytojai, čia pirmas pleneras, kuris įvyko po Lietuvos galios apdovanojimų pernai. Mes tose patalpose susipažinom su fakyrais, kurie žaidžia su ugnim. Ir pernai jau gruodžio mėnesį jie buvo su savo pasirodymu Naujuose Valkininkuose. Pusė kaimo susirinko, visas kiemas buvo pilnas pažiūrėti, kaip ant stogo, kaip tiesiog ant žemės fakyrai žaidžia ugnimi. Sodų rišėjos, labai edukacijos su vaikučiais neįgaliais emocionaliai paveikia, kada atvažiavę patys susikala inkiliuką ir jį įsiveža į namus. Ir matytas emocijas, kaip jie dirba, kaip jie visą tą daro, tai yra kažkas tai. Tai čia turbūt, kaip ir prieš mane kalbėjęs pranešėjas, tai yra tokios emocijos, matant, kada keičiasi žmogus, turėdamas plaktuką ir vinį rankoje, kuris šiaip vežimėlyje sėdi ir tą darbelį daro. Tai čia yra pavyzdys, kad galima ir kaime įrengti, sutvarkyti sakyčiau, be didelių investicijų, su kaimo bendruomenės pagalba patalpas, kuriuose lankosi praktiškai kas tik tai nori. Ir esmė viso to, mano viso to darbo esmė ta, kad nerinkti jokių pinigų niekada iš žmonių, kurie nori pamatyti tai, ko jie negali pamatyti kaime. Jie nenuvažiuos į Vilnių, nenuvažiuos į Kauną, nepamatys tapybos darbų, profesionalių tapytojų, skulptūrų ir viso kito, o čia gali ateiti ir pamatyti ir nereikia mokėti nieko. Kartais galbūt padėti ateina vienas kitą, nesvarbu, čia jau nesmė. Bet principas ir daug kas klausia, o kaip, iš kur finansavimas? Finansavimas, aš visiems sakau, yra 3 finansavimo šaltiniai. Tai yra sodra, tai yra šeima ir yra žmona.
Nu, apie reikšmę Lietuvos galios aš jau sakiau, kad per Lietuvos galę labai daug atsirado draugų, kurie atvažiuoja, pas kuriuos mes važiuojam, kurie nori save parodyti skalbykloje. Ir tai yra sklaida, kuri sunkiai įkainuojama. Ir ta draugystė, kaip sakėt, savų žmonių mes jau turim prezidentūroje. Ačiū. Gal klausimų? Ačiū labai, Vytauto. Gal turite klausimų? Prašom. Sveiki, laba diena. Pirmiausia, tai dėkoju už puikią iniciatyvą ir noriu tikrai jūs pagirti, nes pamačiau jūsų erdvėj puikų Jono Daniliausko paveikslą, žinant, kokia jo vertė. Visa paroda Taip, buvo. tai labai iš tiesų malonu, kad skleidžiate ir profesionalią, ir mėgėjišką kultūrą. Tai ačiū Jums ir sėkmės. Aš tada porą žodžių. Dabar buvo Jono Daniliausko, taip. Dabar yra Normantės ir Jurgio Penkinskių keramikų paroda. Tai yra reta paroda. Keramikai patys buvę pripažįsta, kad net pirmą kartą žino apie tokį japoniškuose pečiuose, krosnyse žiedžiamus keraminius dalykus. Taip kad kviečiu. Važiuojant nuo Vilniaus link Varėnos, pasukat į dešinę ir atvažiuojate į Vytauto skalbyklą. Taip, prašom. Sakykit, kaip čia taip atsitiko, kad paveikslai nugalėjo garažus? Man vienas žmogus yra tokį dalyką pasakęs. Aš su juo susipažinau ir sakau, matot, aš čia atsitiktinai atvažiavau į tą parodą ir va toj parodoj mes susipažinom. Jis pažiūrėjo, sako, žinokit, kad atsitiktinai nieko nebūna. Reiškia, ta menotyrininkė pasimaišė kažkaip tai neatsitiktinai turbūt. Dar mačiau kažkas kėlė, prašom. Aš tik noriu pasakyti, kad linkėjimai žmonai turi labai nuostabią žmoną. Žinau. Ačiū labai, Vytautai. Kai mes lankėmės menų skalbykloje, tai ten tuo metu vyko berods Belgijoje jaunojo menininko prizą gavusio Pauliaus Šliaupos paroda, taip kad tikrai tarptautiniu mastu pripažinti menininkai atsiduria menų skalbykloje, tai visus labai kviečiame užsukti ir patirti dar vieną stebuklą, kurį daro kartu bendruomenė su žmonos pagalba. Tai po Vytauto kviečiu dabar Vytautę Paškevičiūtę Masiukienę, kuri yra Vilniaus Arkos bendruomenės lobių dirbtuvių įkūrėja ir vadovė. Ir kartu su ja yra Aurimas Lukšys, kurie papasakos apie savo lobių paieškas. Sveiki visi. Sveiki visi. Tai čia taip pašnekovai, visi pranešėjai, taip jaučiu vinioja, kaip siūla tą patį nuo to paties kamolio. Tai mūsų menų skalbykla sieja turbūt meilė medžiui, nes kalbėsim apie mūsų medžio dirbtuves. Ir norim papasakot, kad tas medžio dirbtuves matom kaip erdvę kūrybai. Tai mes esam iš Vilniaus Arkos bendruomenės ir čia va matot yra tarptautinė bendruomenė, Arka yra visam pasaulyje, yra tikrai daug įvairiose šalyse ir Lietuvoje esam dvi bendruomenės, tai Vilniuje ir Kaune, Vilniaus Arkos bendruomenė ir Kauno Arkos bendruomenė. Tai Arka vienija žmonės su intelekto negalia, suaugusius, ir savanorius, draugus, bendraminčius. Tai ta draugystė gali būti labai įvairi. Vilniaus Arkos bendruomeniai mes esame įsikūrę Vilniaus rajone, tai yra link Sudervės, tai yra gyvenimo namai, ten 10 žmonių su intelekto negalia gyvena ir yra medžio dirbtuvės. Tai mes su Aurimu iš medžio dirbtuvių. Taip. Taip. Medžio.
Taip, irgi norėsim parodyti daug nuotraukų, kad pamatytumėt, kokia ta mūsų erdvė. Ir kažkaip, kai ruošiamės, klausiau Aurimo, kokia ta mūsų erdvė, kas čia yra esmė tose mūsų dirbtuvėse, be kasdienių veiklų, be darbų, be medžio kūrinių. Tai Aurimas iškart sakė, kad draugystė. Keistė, čia meilė. Tai va, tai mūsų erdvė yra draugystė. Mes esam atviri, labai mėgstam svečius, kviečiam, užsukite, atvažiuokite. O šiaip kasdien tai dirbam, priimam užsakymus ir gaminam įvairius medžio gaminius, nuo mažų suvenyrų, edukacinių žaislų, padėkliukų iki lauko virtuvių, terasų, baldų. Ir metalkų tik būna tikėtis. Taip, ir irgi turim krosnelę, kurią pasikūrent reikia. 2 yra mūsų pastatai, tai vienam kūrenam medžiu, o kitam jau yra modernesnis šildymas įrengtas. Tai ir tų lauko darbų irgi netrūksta, ypač rudenį, tuos gražius lapus susigrėbti, žiemą sniegą nusikasti nuo takelių. Taip va, žolytę nušienauti reikia, taip. Ir žinoma šventės. Tai irgi švenčiam tą mūsų gyvenimą. Ir dirbtuvėse be tos kasdienos rutinos skiriam laiko menui ir spalvoms. Tai atpažinom, kad susitikus prie to medžio gabalėlio, koks jis bebūtų, atsiranda tos kūrybos ir įkvėpimo kažką ant jo ar su juo sukurti. Kaip sako, jeigu tai tokia yra, graži, sprava, tai visokių, tai sudažyti, išdažyti, meno, tai būna terapija. Taip, ir tu dar labai mėgsti deginti. Juodį deginti, piešti, šiaurį piešti. Ant tų medinių dirbinių, ne tik su spalvom, bet ir galima įvairius dalykus išdeginti. Taip. Ir darom vasarą stovyklas, tai čia va nuotraukos yra iš meno stovyklos šią vasarą Druskininkuose. Tai tos kūrybos netrūksta. Minėjau, kad esam gamtoj įsikūrę, tai šalia Mozūriškio dvaro toks kaimelis. Labai mažai gyventojų, gal 4 tik tai, dar mažiau negu senam Strunaitį turbūt. Ir šalia yra parkas, miškas, pievos. Tai šiemet labai smagiai... Reikia gerai, užkyti, tada tai pradėti įsiu. Čia Aurimas apie pienės pasakoja. Virėm pirmą kartą pienių sirupą. Taip, tai daug kūrybiškumo mums gamta atveria. Ir sodinam savo pievoj medžius, vaismedžius čia va irgi matosi. Ir iš tų žolių aplinkų irgi kūrėm įvairius dalykus. Tai vaikštom po pievas, čia va stovyklos metu ta nuotrauka daryta. Ir vaistažolių galima prisirinkti arbatai, ir galima įvairius piešinius daryti, paveikslėlius ir panašiai. Taip. Taip pat netrūksta kulinarinės kūrybos pas mus. Mašinų pelelę ragėti tėti, nes tai čia prieš šiaudžius tulaukom tai. Taip, labai smagu su rankom, ką nors daryti. Viskas atsisiraukom. Tai piragai, šešeinai, tai visiems, nudidalytis visiems. Taip, ir pasidalinam, kas į svečius atvažiuoja. Ir čia irgi pernai šventėm jau 10 metų, tai patys pasikvietėm vieną kaimynę, kuri kepa meduolius ir daro edukaciją su meduoliais, tai žodžiu piešiam ant tų sausainių tų meduolių ir marginom juos. Tai
Kūryba atsitinka visur, svarbu to atvirumo turėti ir laisvės. Ir galvoju dar, kur atsitinka kūryba, kai mes esam atviri ir priimam svečius, tai atvyksta talkininkų, dabar labai populiarėja ir labai smagu įmonėse, tokia viena diena per metus ar porą, kai darbuotojai išeina nuo savo darbo vietos ir darbo stalų ir gali tą dieną dirbti kažkokį visuomeniai naudingą darbą. Tai dažnai bent jau pas mus apsilanko arba iš bankų, arba iš IT įmonių, ar iš žmonės iš biurų, jie ateina pas mus į gamtą ir tada su tom rankom mes darbuojamės kartu. Čia kuriuose yra, žemės ūkis, tai būna, tai šimime didėtelį, tai nes, keščia, tai žemė, čia didėtinė tokius. Avietės čia sodino vaismedžius, taip, vieni talkininkai. Kada būna, marauga būna, tai arbūzai būna. Taip, arbūzų sėjam, moliūgus, taip, jauna malkas, padeda mums darbuotis. Vyrėm obolienę va šiemet irgi padėjo talkininkai. Ir būna komanda, kuri tada ant laužo verda troškinį ir visi kartu tada pietaujam. Tai mums tai smagu, kad jie padeda darbus nudirbti prie ūkio įvairius, bet kas dar smagesnio atsitinka, kad tada žmonės nuo tų kompiuterių ir stalų, jie ateina ir dirba su rankom ir mes dirbam visi kartu. Tai dažnai jie nepažįsta žmonių su intelekto negale, dažnai truputį bijo arba vengia susitikti, nežino, o kaip čia bus, o tai kaip čia mes dirbsim kartu, o tai čia net eilėraščius kūrė, o tai čia jisai man parodė, kaip čia reikia kažką su plaktuku daryti. Ta prasme, kad tokie susitikimai, jie yra tiesioginiai ir ta bendrystė susikūrė prie bendro darbo kažkokio tai, koncentruojantis į darbą kartu ir tas susipažinimas tada duoda tą tiesioginę patirtį. Ir ne kažkokį įsivaizdavimą, ar girdėjau, ar perskaičiau kokią labai piktą antraštę skandalingą apie tokius žmonės ir panašiai. Bet tiesioginis susitikimas, ką mes kartu virėm obolienę ir smagiai praleidom laiką. Ir tai kūrė tą mūsų draugišką visuomenę. Tai per stovyklas, darbo stovyklas darom, tai čia yra nuotraukos su skautais. Kelis metus važiavo pas mus skautai iš Belgijos, iš Prancūzijos, tiesiog pakeliauti po Lietuvą ir plus padaryti kažkokį gerą darbą. Mes juos priėmėm ir irgi labai smagiai kartu leidom laiką. Taip, jie padėjo mums namą dažyti ir tą darėm visi kartu. Taip. Ir dar dalykai, ką mes tą mūsų atvirumą ir draugystę, kai praktikuojam, tai siūlom edukacijas. Čia yra tokia, kašlės, nes čia būna daug nuoprašiukas būna, tai visi ogus, tai kašlės, ateina Ričardas ir išplauna. Ričardas meistras mūsų medžios, jis išpjauna, paruošia tą medieną. Ta mediena, pagudė ir aš šitaip. Tu irgi padedi skylės išpjauti, ne? Ir tai irgi tie patys inkilai ir tikrai juos labai smagu daryti. Turim pavasarį vieną šeštadienį atvirų durų dieną ir visi gali atvažiuoti, kas tik nori. Mes duodam medžiagas, erdvę ir visi kartu pasigaminam inkilus ir žmonės išsiveža namo. Ir labai kūrybiškus inkilus, kai atvažiuoja paaugliai, tai, kaip sakant, ir grafiti ant jų atsitinka, bet labai smagu, kad ta kūryba, jinai, Tai saulė būna piešiukam, tai visi... Su degintuvu, ne? Tu pieši. Taip.
Va čia matosi, kur tu degini su Jo, degintuvu. Ir taip pat ir darome edukacijas tradicinės medinės puošybos. Bent jau mūsų tam Vilniaus krašte jinai gan populiari ir senovėje aišku buvo, bet ir tarp naujakurių. Tai ir užsisako žmonės, kad mes pagamintumėm ar vėjelentes, ar langų apvadus, ar langines, bet mes ir mokom, jeigu kas nori pasidaryti patys. Tai va čia nuotraukos iš šį rudenį Alytaus moksleiviai buvo atvažiavę ir gaminosi tos puošybos elementus. Taip, vaikai irgi atvažiuoja į mūsų edukacijas, arba mes važiuojam į darželius, mokyklas ar į stovyklas vasarą, kai pasikviečia. Tai irgi įvairių dalykų su mediniais gaminiais galima pasidaryti. Per kalėdų metu tai įvairių dekoracijų, žaisliukų. Čia paaugliai darė medinės lenteles irgi dirbtuvėse. Tai per tas edukacijas irgi labai smagus tie susitikimai ir bendrystė kūrybinėje erdvėje, nes žmonės kūrė kartu. Ir tada tų sienų nebelieka ir kažkokių išankstinių nusistatymų ar baimių, tiesiog visi kartu dirbam. Padedame jiems visiems, daugiau, daug, mūsų daug daugos yra čia. Pažįstami, kad nepažįstami, tai kiti. Taip, ir pažįstami, ir nepažįstami. Stengiamės priimti vienas kitą ir atvykti. Ir šio malda būna. Ir malda būna, taip. Taip, mūsų dienoje yra malda. Taip. Tai gal tiek? Taip. Ačiū už dėmesį. Dėkuoju labai Vytautei ir Aurimui. Ar turite klausimų? Dabar kol kas ne, bet suprantu, kad svarbiausia erdvėje yra bendrystė. Nes pas jūs nuskambėjo nuo to, kad Aurimas sakė draugystė, meilė, ar ne, bet visą tai perauga į bendrystę. Ir kitas žodis, kuris skambėjo, dar klausimą turėjau. Labai trumpa, Aurimai. Mes irgi darėm pienių sirupą. Ar ne kartus buvo pienių sirupas? Jo, labai. Čia priklauso, kiek cukraus į jį įdėsi. Nedaug, tai pinskiai. Tai ačiū labai. Tai nepaisant to, kad apie meną labai daug gražiai kalbėjo Vytautas, bet ko gero daugiau kūrybiškumo, nei esam patyrę Visagine pas Aleksėjų ir jo komandą. Mes sunkiai esam patyrę kažkur, nes ten jau sunku buvo sukoncentruoti į kažką dėmesį, nes visur buvo vien kūrybiškumas ir laisvė kurti ir laisvė būti. Tai kviečiu pristatymų ir pasidalinti, tikiuosi ir vaizdais kažkokiais. Gerai. Sveiki. Mano vardas Aleksas, aš esu gimęs Rusijoje, Voroniže. Mane atvežė Lietuva, kai aš buvau 3 ir aš esu lietuvis. Dėja, kartais man mieste neleidžia būti lietuviu ir sako, kad kur gimiau, ten ir turėčiau būti, bet ne, aš labai kovoju už savo lietuvystę. Aš esu pedagogas, aš užsiimu pedagogiką daugiau negu 26 metus, pradėjau 14-15 metų. Paskui paaiškinsiu, kaip tai atsitiko. Esu irgi menininkas, kuriu kostiumus, kuriu skirtingos erdvės. Aktyvistas, mieste kūrėm su jaunimu labai daug skirtingų akcijų procesų kartu ir aš esu vaikas. Tai nereiškia, kad aš nesu sukūręs ir vadovauju vieną iš didžiausių nepriklausomų erdvių savo regione. Bet sprendžiu svarbus klausimus, tai tik reiškia, kad mes džiaugiamės gyvenimo kartu su jaunimu. Kartu su tiem žmonėm, kurie sau leidžia biškį pažaist, leidžia atsipalaiduoti, reiškia su kostiumais kažkur tai nuvaryti. Va čia vienas iš mano ugdytinių ir aš šalia visiškai nebijau, aišku. Irgi dabar išsaugę žmonės jau univerą varo. Ir tokių istorijų turim labai daug. Čia, kai aš pradėjau, tais laikais, kai aš pradėjau vaikščioti basas prieš 10 metų. Ir mes prieinam prie Visagino, tai yra Visaginas. Ir jis yra gražus, jaukus, tylus,
labai prižiūrėtas, turbūt kažkam matytas, kažką dar nematė, atvažiuokit būtinai. Bet jo problemas yra labai giliai užkastos ir turi daug socialinių miestas ir emocinių sutrikimų. Jis yra kur kas senesnis negu atrodo, šiaip, nes jam turėtų būti tik 50 metų, bet šiaip jis kur kas senesnis. Ir jis dėja serga tokių, kaip tai pasakyti, labai sunkus dalykus man viešai apie tai kalbėti, bet jis senka savo blogų sovietinių konservatizmų. Ir jis senka iš senų laikų, kažkaip atnešta ta liga buvo ir jinai tęsiasi. Ir iš ištų šitie dalykai nesimato, nes yra biški po kilimo galo paslėpti. Bet jaunimas nuolat daro, nuolat iš smalsumo žiūri po to kilimo, iš nuobodos, iš valios kažką pakeisti. Ir aš esu irgi tas jaunuolis ir aš 20 metų bandau pažiūrėti po to kilimo ir pažiūrėti ir kažkaip noriu patvarkyti viską, kas ten buvo. Tai yra Visaginas ir mes ateinam prie taško, būtent ta meninė laisvės keista erdvė. Aš tiesiog bėgsiu ten pro fotografijos, jie nieko nereiškia, tiesiog per paskutinius gal 3 metus fotografijos aš radau archyve. Jos kelias yra labai ilgas šitas taškas, nuo vaidmeninių žaidimų miške ir sutikimų gatvėje prie seno fontano iki jaunimo streiko už atominę elektrinį Lietuvos Seime ir šiandien prezidentūros. Nuo pilnai rusakalbės organizacijos per metus mes pakeitėm ir šiandien esam žinoma pilietiška bendruomenė. Ir biškį toliau aš paaiškinku, kas atsitiko šiandien ryte, bet aš turbūt nesu geriausias žmogus pasakoti apie tašką, nes aš jį ir kūriau ir daugelį metų vadovauju ir labai myliu. Jeigu aš duočiau galimybę jaunimui apie tai pasakyti, jūs nieko nesuprastumėt. Kai kurie turbūt lotų kaip vatroberiai, kai kurie turi žiaurius keiksmažodžių pilnas dainas. Laisvė yra labai sunkus procesas, per kurį jaunimas save ir visi, kurie yra pedagogai arba terapeutai, žino, kad kai tu duodi laisvę teenageriui, paaugliui, jis iš vis išbėga iš pasaulio savo. Pats aš pradėjau būdamas 10, mano mama dirbo vaikų darželėje, kvietė mane su jie kartu vadovauti. Pradėjau 13 daryti žaidimus kieme, 16 atidariau vaidmeninių žaidimų klubą, su kuriuo mes turėjom kažkur tai 2000 pradžioj 70 žmonių didelį klubą, niekur neregistruota, tiesiog tokia armija žmonių su kardais, vaidmeniniai žaidimai reiškia kardai, kostiumai, šarvai. Ir mes turėjom tokią, sveiki, graži armija jaunimo, nes šiandien jūs mažai pamatysit fotografijų erdvės, nes taško pastatas yra tik buveinė. Jis yra labai graži, visus kviečiu pažiūrėti, ten bus nerealu. Taško veikla yra visai kitoks žvėris. Taškas yra bendruomenė, gyva būtybė. Taškiečiai, arba kaip jaunimas save biški rusifikavo vadina točkovcai, yra visur. Dabar jau nuo 90 metų praėjo 9 kartos. Mano karta, kai aš kaip pedagogas skaičiuoju, yra nuo 13, 14 iki 18 metų. Ir jie keičiasi, paskui išvažiuoja iš Visagino, ieško savo pasaulio, universiteto, dar kažkur ir pabėga. Ir taškas jungia idėjas, koncepcijos, svajonės, o svajonės būna skirtingos. Kam reikia vietos, kažkuriem reikia gitaros, studijas, draugų, palaikymo, bendruomenės, tylos. Labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus ir individualiai visiems biškai trūksta supratimo, daugiausiai. Ir taip mes esam jaunimo erdvė, muziejus, skaičiuokit, parodų salė, meno laisvės pavyzdys, muzikos studiją turim dirbtuvės irgi medienos, ir plastiko, ir kostiumų. Mes esam informacinis hubas kitiem organizacijom, kurie pas mus ateina, paklaus, ką mes darom, kas kur vyksta. Čia vienas iš mūsų projektų, mes Komikone. Taip, mes kalbam Lietuvoje ir mūsų mieste apie Visagino problemas, keliam sunkus, nepatogus klausimus, kaupiam, girdim ir reaguojam į jaunimo idėjas ir padedam jiem jos kartais įsipildyti, jeigu tai yra įmanoma. Taip, mūsų komanda savanoriauja 6 dienos per savaitę, mes negaunam jokio atlyginimo už tašką, neturim iš kur ir patys mokam savo komunalinės išlaidos iš projektų, iš renginių organizavimo, iš paramos organizacijų. Čia yra mūsų padarytas festivalis, menininkų irgi Visagino meistrų festivalis, pirmas. Ir aš atsiprašau, labai keista kalbėti pagal scenarijų, pirmą kartą skaitau kažką, dažniausiai aš tiesiog improvizuoju. Bet, kaip suprantat, lietuvių kalba man nėra gimtoji, čia mes su Visaginu esame labai panašus.
Ir šį rytą atsitiko labai keista dalykas, aš ryte mūsų telegramė su jaunimu parašiau lietuvišką informaciją, kas bus šiandien vakare be manęs vykdoma. Ir mes pradėjom sunkų pokalbį, kodėl aš neparašiau rusiškai. Ir visą savo traukinių kelionę mes mokyklos metu kalbėjom su jaunimu apie tai, kas atsitiko, kodėl. Ir atėjau, parašiau pakankamai didelį tekstą, jiems šiandien tokį žiaurų pasakyčiau, negalėčiau šiandien jums net parašyti, jauna kalba. Ir gavau labai daug palaikymų iš jaunimo, kurie pagaliau suprato, per kokį keistą ir sunkų propagandinį procesą jie praėjo, kad dabar negali save pripažinti lietuviais, o pripažina save visaginiečiais, ten europiečiais, dar kažko, bet jiem labai. Tai va šitą negalimybę gražiai pilnai kalbėti lietuviškai, man biški, aš droviuosi, bet ačiū labai už palaikymą. Mes turim taškai labai daug skirtingų misijų. Stengiamės kažką pakeisti, pakoreguoti, sukurti naujos galimybės jaunimui. Daugiausiai kalbame, dirbam su jaunimu. Turim procesų ir su senjorais, bet dažniausiai tai yra jaunimas. Indienai sako, mūsų žemė nėra gauta iš protėvių, jinai yra išnuomota iš mūsų vaikų. Ir pagal šitą principą gyvena Taškas, mes jį visi žino, šita karta yra 9 ir jie žino, kad jie atiduos naujiems jaunoliams, kuriems bus 13-14 šitą tašką ir jeigu mes sulaužysim, sugadinsim, nieks negalės juos turėti, bet visi labai norėtų. Ir jeigu šiandien per meno sesijas, per vaikų renginius, per jaunimo erdvės veiklą, mes sugebėsim pakeisti jauno žmogaus galvoje visus tėvais sukurtus nuostatus apie Lietuvą. Tai po kelių metų mes turėsim tokią didelį gražį bendruomenę jaunų visaginiečių, mylinčių savo miestą ir savo tikrą tėvynę, nes jie dar biškai maišo, kas yra tėvynė ir kokia yra gimtoji kalba jiem. Vienas iš mūsų projektų mes nupiešėm kalnus kalniečiam žmonėm, kurie atvažiavo kažkada iš skirtingų kalnuotų regionų, mes jiem padarėm tokią dovaną, nupiešėm ant sienos didelį, jie labai daug fotkių siunčia savo giminėms ir Rusijoje, Ukrainoje, ir Baltarusijoje ir visur, tiesiog, kad žiūrėkit, mes dabar irgi turim kalnus. Tai biškai turim kalnų Lietuvoje dabar. Taip, aš esu iš specifiško miesto ir teko kurti pedagogiką iš patirties, iš gilaus Visagino supratimo, atsižvelgiant į mūsų istoriją. Ir Taškas gimė ne mano noru, patikėkit. Taškas gimė viso pasimetusio jaunimo valia. Man tik teko viską sustatyti į vieną vietą. Šiandien mūsų erdvė lanko apie 40 aktyvaus jaunimo, dar jų draugai. Visagine lieka 760 jaunolių, kuriem reikia savo taškų. Vieni lanko meno ir muzikos akademiją, kiti sportuoja. Ir Taškas tik pavyzdys, ko galima pasiekti, jeigu tik girdėti, klausyti, padėti ir suprasti tos žmonės, kuriem neužilgo mes turėsim perduoti mūsų šalies ateitį. Ember Burn šį metą festivalis Lietuvoje, jeigu nežinot, mes turim Burning Man kopiją Lietuvoje, vadinasi Ember Burn, čia yra mano skulptūra deganti, ant sėdžiu prieš ją. Esu padegęs savo pirmą, vadinasi Miško dvasia. O čia dar Taškas. Dabar Halloweeną kūrėm, čia naujausia fotografija. Ir kiekvienas Lietuvos miestas, rajonas, kaimas skiriasi nuo kitų, kiekvienam reikia savų būdų, unikalaus požiūrio, tam tikrų metodikų. Mūsų metodika yra laisvė. Supratingumas, draugystė, įdvipusi pagarba. Taške turim tik 2 taisyklės. Pirma taisyklė, mes negeriam, nerūkam, nevaipinam. Ir antra taisyklė yra, mes turim gerbti kitus žmonės. Kokia nebūtų religija, kokia nebūtų spalva, kokia nebūtų problemas ar emocinis statusas žmogaus, mes stengiamės to daryti. Ir mes nedirbam su jaunimu, tikrai negalima tai pasakyti, mes su jais bendraujam. Neslėpiant mūsų iššūkių kaip organizacijos, bet nemažinam jų problemų, kokie maži jie nebebūtų. Ir mūsų metodologija atveria mums daug durų iš seno Visagino pastato į didžiąją Lietuvą. Mes džiaugiamės su visais draugauti, mūsų komandai trūksta tiek kartais to supratimo, tai mes visada ieškom naujų draugų, kurie atvažiuotų, parodytų mums kažką, pamokėtų čia Ukrainoje. Mūsų komanda nuvarė į Komikon Ukrainą. Pusę metų prieš karą mes spėjom ten nuvažiuoti, buvo labai sunkus kelias per Lenkiją, bet mes nuvarėm ir grįžom su prizais ir su labai gera nuotaika. Dabar ketinam atvažiuoti dar į vieną, bet biškai pasunkina situaciją karas, bet tikrai galima.
Ir jūs nepamatysit, kaip aš sakiau, ekrane personalių sutikimų fotografijų, chaoso, kuris vyksta per renginių pasiruošimą. Taške nuolat kasdien vyksta gyvenimas. Mes nesam kontento, mes nedarom fotografijų, mus mažiausiai tai domina, nes mes net nespėjom galvoti, nes mes nesam pilnai pedagogai, mes esam dalyviai. Kartu su jaunimu mes viską kūrėm, mes darom renginius, mes organizuojam, mes kūrėm koncertus kažkur tai. Ir buvo kažką parašyti. Mes darom viską, ko mūsų prašo, nes mes esam tokia organizacija, kurie vienyje ir savanorystė, ir apskritą stalą, ir biški žmonių. Tiesiog mūsų jaunimas, kurie pas mus ateina, jie nori kažką daryti. Miestas yra mažas ir jeigu jie nesportuoja arba nerado save klasikinė minė, jie ateina pas mus ir mes kartu viską darom. Ir noriu biški pabrėžti, kad mūsų įrankiai yra menas, teatras, kūryba, popkultūra ir horizontaliai vadovavimo dinamika. Kiekvienas žmogus yra vienas balsas. Aš neteinu kaip direktorius arba prezidentas, aš save rašiau prezidentu, aišku, asociacijos. Ir aš neteinu ir nesakau, ką reikia padaryti, aš prašau, ar mes galim kartu padaryti. Ir man buvo renginių, kurie aš dariau vienas, ir po renginio pas mane ateidavo 15 žmonių ir sakė, sorry, kad mes tave nuviliuojam, sekantį darom kartu. Kartą taip reikia daryti, kartą taip reikia juos suprasti. Ir biškai mūsų fotografijų, skirtingų kartų žmonių, per skirtingus projektus. Čia mano mokytojai iš mokyklos paprašė kostiumų, mokytojas Denai, va taip nuėjo į darbą. Labai buvo gražu. Taip, čia mūsų, mes su universitetai per talkas skirtingas, mūsų veiklas su jaunimo ir su vaikais. Procesai, veiklos. Labai graži programa, o šitą buvo apie sapnus. Vaikai žaidžia per Joninės šventę programą, per skirtingus animatorius ir ateina pas mane ir aš kaip princų, va ten sėdi sapnų princas, jiem dovanojau vieną sapną šiai nakčiai iš labai gražios sapnininkų knygos su daug paveikslėlių. Nerealus buvo renginys, sugalvojom per 2 dienas ir viską sukūrėm. Ir taip, va čia biškai rašyta, gražiai 1000 renginių, susitikimų, grupinių užsiėmimų, koncertų, iškilų, meno dirbtuvių, muzikos ir kino vakarų, ekskursijų, vaikų gimtadienio, asmeninių pokalbių. Jie yra svarbiausias turbūt, svarbiausias mūsų darbas, pilietinių akcijų, lekcijų ir parodų. 20 metų patirties, 20 metų klaidų ir mokymas iš jų, 20 metų kovos už jaunimo. Ir mūsų pagrindinis įrankis yra meilė. Ačiū. Rankelės šitą prezentaciją. Ačiū, Aleksai. Ar turite klausimų? Taip. Gal galite detaliau paaiškinti, ką reiškia 20 metų kova už jaunimą? Visaginas yra miestas, sukurtas 703 metais, žmonės, kurie dabar yra senjorai. Ir tai yra jų miestas kol kas. Tai yra jų miestas, kurie jie pripažina, gyvena, jiem labai patogu, labai gražu, jis nerealiai sudėliotas senjorams ir patogus. Esmė yra tame, kad kai jaunimas atneša kažkokias idėjas ir prašo kažko, dažnai būna, kad visa energija eina link mūsų senjorų, kurie mes labai gyrim ir gerbim, nes jie yra mūsų herojai, jie pastatė mums miestą. Ir tada jaunimas eina į 2., 3., 4. kelią, pirmą eina šeimos, kurie balsuoja ir turi mažų vaikų ir taip toliau. Ir jaunimas tikrai nori. Mes negalim gauti skateparką, pavyzdžiui, 5 metus. Tai reiškia, 5 metai yra komitetai, pokalbiai, prašymai savivaldybei ir bandymai kažkaip prie to prieiti. Į tokių klausimų yra pakankamai daug, tai kai aš rašau kova už jaunimo, tai mes norim pamatyti Visaginą, iš kurio nebėga žmonės į Vilnių 18 metų, o nori ieškoti būdų pasilikti ir būti Visagine, nes tik iš jaunų žmonių mes galim aukti. Ir, turim tokią problemytę. Ačiū už klausimą. Ačiū labai, Aleksai. Mane tai kiekvieną sykį, kai mes susitinkam per renginius, tokia galva sproginėja nuo įvairovės galios, kurią mes turim Lietuvoje ir už tai labai norisi tuo dalinti ir apie tai pasakoti. Ir labai dažnai jinai ateina iš savo asmeninių patirčių, labai dažnai ateina iš savo namų ir apie tai papasakos Jurgita. Tai dabar bandau surasti. Tai kviečiu Jurgitą Sinkevičiūtę, aš ypatingas įkūrėja. Tai laba diena, kaip ir pristatė, esu VŠI, aš ypatingas vadovė ir įkūrėja. Ir
Šiandien pabandysiu pakalbėti, kaip šita erdvė, kurią mes sukūrėme ir ką mes veikiame, yra daugiau nei erdvė. Jinai apima daugelį kitų dalykų. Net nemaniau, kad būti mama, tiksliau ypatingo berniuko mama, yra dieviška laimė. Gyvenime gauname dovanas, ar ne? Jie gavau ir aš. Ir dėka šios dovanos, didelėm ir gražiom, žygeidžiom akim ir atvira širdimi, galiu kurti ir tą, ką kūriau, parodysiu šiandien ir jums. Tai VŠI ypatingas dienos centro idėja kilo iš mano, kaip pat ir paminėjau, asmeninės patirties. Tai auginu berniuką, šiai dienai jis 12 metų, turi autizmo spektro sutrikimą. Kažkada iš tikrųjų net ir netikėjau, kad gali būti taip, nes tokie iššūkiai mus sustiprina ir grūdina. Čia tiesiog jūs galite paskaityti, aš tikrai neskaitysiu, nes čia matote mane ir mano sūnų vaikų dienos centro, aš ypatingas esančio Kalvarijoje atidarymo akimirką, tai nuo jo viskas ir prasidėjo. Nuo šio berniuko, tom gražiom akim, tokia gražia šypsena, šiai dienai jis atrodo taip, antroje nuotraukoje. Tai visas tas mano pokytis ir mano ėjimas šito tikslo link, čia ir buvo ta pradžia. Po to sekė mūsų mamų, kurios augina tokius ypatingus vaikus, susibūrimas, bendriaus vakarienės, šventės, pasidalinimai. Ir iš to irgi gimė tokia graži bendrystė, Kalėdos, Velykos, tiesiog gimtadienių šventimas ir vaikai vieni su kitais draugavo, radome tam tikrą bendrystę. Bet, kaip sakoma, ta bendrystė ateina laikas, kaip tu turi plėstis, nes tu įgauni patirties ir ta tikroji pilnatvė gyvenime būna tada, kai tu gali dalinti su kitais ir gali padėti kitiems. Štai ir čia yra namas, matote pastatą, kurį paveldėjau iš savo auklės. Auklė buvo visiškai svetimas žmogus. Šio pastato antrajame aukšte mano tėvai gyveno tada, kai susituokė ir neturėjo savo namų. Šiai dienai, kol statė namus, tai jie nuomavosi šitą namą, o auklė gyveno pirmajame aukšte. Aš buvau, aišku, labai nepaklusni, lipau sienom, medžiais ir visku, čia mano vaikystės kiemas iš tikrųjų. Ir kai paveldėjau šį namą, ilgą laiką nežinojau, ką su juo daryti. Tiesiog buvau palikusi taip, tiesiog viskas palieka. Nes kažkaip ateina laikas ir tu nusprendi, darai vienaip arba kitaip. Tai buvo po 10 metų buvo nuspręsta, kad ką, darom vaikų dienos centrą. Visi į mane žiūrėjo keistai. A kas tau iš to? A tai kam tau čia to reikia? Kokia tau nauda iš to? Na ir kitą kartą pagalvojai, kad galbūt pinigai ir nėra svarbu, nes jeigu tave veda širdis, tai tu viską vedina širdies ir darai. Ir kai tu eini iš širdies, tai visos situacijos susidėlioja taip, kad viskas vyksta tau geriausiu būdu ir geriausi dalykai ateina pamažu. Tai čia mūsų pradžia, iškraustytas namas, buvo lupamos grindys, finansavimą turėjau rūpintis pati, tai paėmiau asmeninę paskolą banke, šiai dienai dar ją turiu, kaip sakoma, ir visą tą pinigų sumą su draugų ir pažįstamų pagalba investavau į tai. Na ir toliau matysime, kas dar, pasakoju, atsiprašau, pasakoju nuo 21 metų, nes tada jūs pamatysite visą pokytį. Negaliu parodyti šiandien tik dienos, nes pokytis vyko eilėm. Ir štai filmukas dabar bus įdomu pasižiūrėti, kaip vyko visas procesas, visas darbų procesas.
Kaip matote, grindys reikėjo išlupti viskas, išnešti, išvalyti. Na, tai šitie tapetai labai sunkiai luposi ir labai sunkiai. Tada sekė šildomos grindys, visa santechninė sistema. Čia matome antrą aukštą, nes čia dvibutis namas buvo ir tiesiog virtuvė buvo ir antrajame namo aukšte. Elektros instaliacija, grindys. Kieto kuro katilas, nes šildymą reikėjo rūpintis patiem. Ir čia toks kaip ir dalinis galutinis projektas, galutinis rezultatas, bet dar čia ne pabaiga. tą matysite ir filmuko pabaigoje. Tai šiuo filmuku iš tikrųjų bandėme gauti paramą, papildomą finansavimą, kreipėmės į įmonės, įstaigos, organizacijas. Ir mums pavyko, manim patikėjo. Net keista, kai tu nusiunti laišką, nusiunti vaizdinę medžiagą ir tau po savaitės laiko paskambina ir sako, gerai, mes jums padėsim, kuo mes jums galim padėti. Ir tu tiesiog kaip pasakyti, gaunasi, tu net nesupranti, kad tu kažką tai gali gauti dovanai, ne tai, kad dovanai, bet tau padėti, nes visą laiką tu esi pripratęs viskuo rūpintis pats. Dar matėte filmukyje, mes turime sensorinį kambarį, tai iki to remonto, čia po remonto metu mes vykdėme projektą, buvome kaip partneris su Kalvarijos su Kalvariečių šeimų klubu asociacija, vykdėme ES fondų lėšomis projektą Bendrystės vaivorykštė. Tai šio projekto metu mes surengėme pasaulinės autizmo supratingumo dienos minėjimą, rengėme kitus renginius. Autizmo dienos minėjimas buvo tiesiog pasakiškas, bet jeigu aš jums jį parodysiu, tai užtruktų visą mano pasisakymų laiką. Tai tiesiog vien tik dėl to, bet tiesiog buvo labai smagu, nes Kalvarijoje pirmą kartą, taip mes gražiai, kažkaip, man pačiai tiek organizuoti ir aš padariau taip, kaip aš norėjau. Man labai gražiai yra Domaičio daina Vandenynai. Su ją pradėjom, tai tas kažkaip užvedė. Ir kaip matote, skėtį mes laikome. Tai aš neįgaliųjų draugijos ir asociacijos Kalvariečių šeimų klubas atstovės. Šis skėtis yra kaip atributas mūsų vaikų dienos centro. Ant kiekvieno lašelio parašytas palinkėjimas. Ar sveikatos, ar sėkmės, ar stiprybės. Žodžiu, mes turim tokį atributą. Taip pat, kai pasikreipėme su filmuku, gavome paramą, prisidėjimą, Išgelbėkit vaikus organizacijos, jų labai mielai sutiko mums padėti. Ir gauta buvo 2000 eurų parama, ši parama buvo panaudota, tiesiog mes antrame aukšte padarytas remontas, kiek trūko šildymo sistemą ir tam tikriems glaistymo darbams. Ir štai filmukas, ką mes padarėm, nes mes turim, už viską turim atsiskaityti, o pamatyti yra geriausia, nes nuotraukų bus, bet bus vėliau. Čia jau, kaip sakoma,
22 metų 5 mėnuo, nu tai jau judam, jau taip jau neblogai taip jau. Tiesiog galite palyginti tai, ką matėte prieš tai ir jau pokytis yra šioks toks po. Tuomet ėjome toliau. Gavome, vėlgi, Gelbėkit vaikus organizacija mums labai padėjo, nes norint turėti įstaigą, reikia turėti priešgaisrinės saugos signalizaciją ir turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Ir tiesiog jų pagalba išsprendėme ir šią problemą. Elektros įvado problemą išsprendėme ir kondicionavimo sistemos. Tai čia matysite irgi filmukas, mūsų ataskaita apie priešgaisrinės saugos signalizaciją ir elektros įvadą bei kondicionavimo sistemą. Viskas vyko tokiais etapais. Judėjom. Kaip sakoma, dar bardakėlis, bet jau. Taip pat 22 metais įgyvendinome projektą, kuris buvo dalinai finansuojamas pagal Kalvarijos savivaldybės administracijos nevyriausybių organizacijų rėmimo programą. Prie šio projekto taip pat prisidėjo ir paramą skyrė UAB Gemba Group. Projekto metu aptverta teritorija, buvo įrengti varteliai. Norėjosi sukurti saugią aplinką vaikams. Taip pat sekantis filmukas bus apie tai, kaip mes atnaujinome ir pritaikėme laiptus esančius pastato viduje. Čia mūsų įvažiavimas į teritoriją. Graži tvora. Pavasarį galima prisiskinti dėl gėlių. Jas užmerkti, galima laistyti augalus. Kabutės tiesiog, kad projekto pavadinimas, nepagalvokit, nes pati žiūrėdama dabar net pagalvokit, galės pagalvoti, kad dviprasmiška, tipo saugus kiemas, bet iš tikrųjų saugus. Jeigu, kaip sako, ir prezidentūros komanda įsitikino, kad jis tikrai saugus. Tai va, ir dabar parodysiu laiptų transformaciją. Čia paveldas yra. Laiptai medinės konstrukcijos iš apačios. Tiesiog dabar neparodysiu, bet jie mediniai senoviški. Ir tiesiog buvo gaila juos išmesti, pamesti. Atnaujinta danga. Ir kad vaikams būtų laipioti saugu, tiesiog sukūrėme tokią šviesos neužstojančią sienelę.
Na ir štai po laiptų, statybų, įrangų, kasinėjimų, atkasinėjimų ir nukasinėjimų buvo gautas Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir mums pagaliau buvo suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą. Iš tikrųjų buvo daug iššūkių, buvo daug sunkumų ir galbūt neskaitysiu tas, kas parašyta, nes čia yra mano postas, mano pačios išjautimas ir mano pačios postas, kai aš gavau tą įsakymą ir tiesiog, kaip tu jautiesi. Tai tiesiog gal tik dalį pasakysiu, kad važiuoju ir girdžiu dainą 69 danguje. Gyvenu, saulę turiu, dangų turiu, skristi galiu. O taip, turiu, o tiksliau Kalvarija turime. Kad mums suteikta ta teisė ir mes turime dar vieną dienos centrą, kur bus priimti vaikai, visi vaikai, ir ypatingi, ir neypatingi vaikai. Lauksime visų. Tai šio postu dėkojau ir savivaldybės atstovams ir Gelbėkit vaikus organizacijai, nes jie tikrai mums daug pagelbėjo. Ir UAB Gemba Pharma kolektyvui. Be visų šitų žmonių palaikymo ir paramos iš tikrųjų, tai mes nieko būtume nepasiekę. Ir galbūt kertinį tašką uždėčiau, kad tai yra pasitikėjimas, nes visgi savivaldybė turėjo patikėti mumis, kad suteiktų mums šią teisę teikti paslaugą kaip viešai įstaigai. Tai tas bendradarbiavimas, tas bendras supratimas, tas noras padėti jiems, o jiems mums, sukūrė šį rezultatą. Ir tai taip užbaigėme 22 metus ir pradėjome vykdyti veiklas, planavome naujas, nerkime į 2023 metus. Šie metai prasidėjo dovanomis. Mano kolegos, nepaslaptis, esu policijos pareigūnė, jau beveik 20 metų dirbu. Mano kolegos, žinodami mano situaciją, mano norą, mano iniciatyvą, asociacijos Kalvarijos poskyris tiesiog man padovanojo spinteles. Paskambina ir klausia, gal jums kažko reikia? O taip, sakau, mums reikėtų spintelį. Tai važiavo mano kolegos, įteikė mums dovaną. Tai prasidėjom dovanom. Tada, kas? Žiema bėk iš kiemo, ar ne? Vijom tą žiemą. Nagi, pažiūrėkime, ką matysim. Gražuolė, taip gaila buvo sudeginti. O kokią šiemet gražią deginom, net neįsivaizduoju. Man kolegės moja, kad turiu stabdyti, nes neparodysiu daug labai gražaus. Sekė mūsų bendravimas. Toliau buvo vaikų velykėlis. Labai mes bendraujame, draugavome su asociacija Suvalkijos Saulytės. Jų dienos centrą laiko taip pat ypatingi vaikai. Sulaukėme vaikų ir taip maloniai su Velykų bobute atšventėme Velykas. Labai smagu, kad galime bendrauti, bendradarbiauti ir džiaugtis vieni su kitais. Pažinti vieni kitus,
Na ką, 23 metų balandžio 14 dieną į VŠI ypatingas vaikų dienos centrą susirinko labai daug žmonių. Atvyko prezidentūros kanclerį, kai nesitikėjau, kad jinai atvyks, nes tiesiog parašiau kvietimą, nesitikėdama nieko. Tai sakau, kai tu parašai ir nesitikė nieko, tai tu tada ir gauni. Tai buvo labai smagu, daug kitų svečių. Ir įvyko atidarimas. Keletas nuotraukų. Pasigrožėti trumpam, iš tikrųjų, daug svečių. Visi labai laimingi, patenkinti, mikrofonas nesuveikė, teko rėkti ant gatvės atsistos, žodžiu. Bet viskas baigėsi gražiai, ar ne, Agila? Tai sulaukėme kitų dovanų. Čia mano giminaičiai atvažiavo iš Olandijos, atvežė mums Lego detalių. Labai smagu, kad netgi giminaičius, tolimus giminaičius, toli gyvenančius mes apjungėme ir jie prisidėjo prie mūsų veiklų. Tada dar viena yra šiemetinė iniciatyva, į kurią vykome, su kuria nuolatos bendraujame. Tai Prienuose yra įkurtas toks vaikų dienos centras, Aitvaro vaikai. Tai vykome pas juos pasidalinti gerąją patirtimi ir kaip čia parašyta, kad įkūrėjas sako, dar čia ne viskas. Dar turi planų ir dar labai daug gerų norų, kad ypatingus vaikus auginančios šeimos galėtų gauti kuo daugiau kokybiškų paslaugų jų krašte. Tai aš to jums ir linkiu. Tada sekė vasaros stovykla vaikams, ypatingiukams ir neypatingiukams, iš tikrųjų buvo labai smagu ir įdomu. Turėjome paramos akciją policijos asociacijoje. Sąskrydžio metu buvo renkama parama mūsų dienos centrui. Labai džiaugiamės. Tiesiog ir tais 23 metais kiemo įrengimo darbai buvo padaryti. Tai iš to kiemo, trumpai, tik tai iš to kiemo, kokį pamatysite dabar. Čia tas grožis visas. Vaikams buvo vasaros stovykla, kartu supažindinom su trinkelių klojimo darbais, kasimo ir visais kitais. Žodžiu, viską matė. Dabar tiesiog, štai mūsų kiemo transformacija. Prie šio projekto, taip pat prie to kiemo projekto prisidėjo Kalvarijos savivaldybės administracija, daug privačių įmonių. Ir nes samata buvo tikrai nemaža, bet mes tai padarėme. Ir aš to džiaugiuosi labai. Dalyvavome Kalvarijos krašto šventėje. Ir praeitais metais surengėme ypatingai sulaukusiai daug apsilankiusių, savanorių ir visų kitų, tai Helovino vakarėlį, gąsdinimo kambarius įrengėm. Aš dar tiek daug žmonių gyvenime nemačius prie namo prieėjimo laukiant. Ta prasme, žmonės po valandą, po 2 laukia įėjimo. Tai buvo pasakiškas, labai daug pritraukėme jaunimo, vaikų, moliūgų augintojų, kurie mums atvežė moliūgus ir džiaugiasi, kad mes juos skaptuojame. Na ką, ir dar buvo dar visokių veiklų, bet praeitais metais, kaip matote, tapome laureatais apdovanojimų. Tai štai matote priekyje stovintį roką, nuo kurio viskas ir prasidėjo. Tai buvo labai smagi ir gera patirtis. Aš labai džiaugiuosi, kad mes esame čia, kad galiu skleisti tai, ką aš darau. Ir pabaigai tikrai jautrus filmukas, bet galbūt, kaip sakau, nėra geriau. Aš manau, kad aš žodžiais neapsakysiu to, ką jūs pamatysite.
mūsų skėtis. Laukiam sugrįžtant. Tai va šita gražia gaida, kuri šiais metais pas mus atvyko, iš tikrųjų norėčiau pabaigti ir aš labai atsiprašau, kad užtempam, bet aš negalėjau parodyti to, ką čia jūs pamatėte. Ir dar noriu pasakyti, kad jeigu manote, arba jeigu kyla nors menkiausia abejonė, kad to nedaryti, tai būtinai reikia imti ir daryti. Ir nesvarbu, kokie be sunkumai atsitiktų, visą laiką atsiranda ta ranka, kuri atsiras ta ranka, kuri tau padės, pastums, pavers. Tai linkiu, kas kuriat, tai nenustokite kurti, nes tai yra, kaip sakau, man tai duoda pilnatvę, aš labai džiaugiuosi tuo, ką aš darau. Ir tik dar vieną noriu pasakyti, toje nuotraukoje, kur vaikutis sėdi pas moterį ant kelių, pat jeigu matysite, tai ten esu aš ant savo auklės kelių. Tai va, nuo čia ir prasidėjo, kaip sakoma, visas tas mano kelias. Tai ačiū Jums labai už kantrybę. Kadangi Jurgita jau pasakė, kad yra pareigūnė, tai negali stabdyti moters su ginklu, tai dėl viso ko buvom atsargus. Plius dar žinom, kad paskolą moka dušas ypatingas. O jeigu iš tikrųjų jautriai, tai kadangi tiek pirmoji ponė, tiek mes komanda turėjom galimybę irgi lankytis, kai girdi visą istoriją nuo to, kad tai yra tavo vaikystės kiemas ir kuri jį vaikystės kiemų kitiem, ko gero, kaip ir daugelis jūsų, tai yra tos gražiosios istorijos. Ir kaip ir daugelis jūsų, kas iš jūsų kada nors yra išgirdęs klausimą, kas tau iš to? Visi, ar ne? Tai dėl to prezidentas ir daro Lietuvos galią, tam, kad mes visi čia susitelktumėm ir būtumėm atsakymas į tai, kas tau iš to. O dabar mūsų laukia paskutinis pranešimas prieš nedidelę pertraukėlę su skanumynais ir Dainius atvykė šiandien pas mus iš Klaipėdos ir ne veltui mes pradėjome nuo, aš vis snieglentėm, iš Riedlenčių parko, tai Dainius papasakos apie tai, kaip jo vaikystės svajonės persikėlė į kitas erdves. Ačiū, sveiki visi. Aš paskutinis pasistengsiu ilgai neužlaikyti. Atvykau iš Klaipėdos, esu Dainius, kaip sakė, ir vadovauju viešai įstaigai Asmenybės ugdymo kultūros centras. Ir mūsų pagrindinė misija yra ugdyti sąmoningą asmenybę. Per įvairias veiklas mes siekiam, kad būtų jaunimas integruotas ir kad veiklus būtų, sportuotų ir siekiam jos ugdyti. Ir mes pradėjom veiklą nuo 2001 metų, aš pats pradėjau kaip aikido treniruotis ir vis toliau jau tęsiu tą veiklą ir jau dabar treniruotės lanko apie 200 vaikų Klaipėdai. Taip pat darom stovyklas, kaip čia visi turbūt daro. Tai praeitais metais buvo apie 300 vaikų stovyklai. Dirbom su neįgaliaisiais nuo 2019 metų irgi su psichinė negalia yra atsakingas mūsų darbuotojas, kuris užsiema su neįgaliaisiais, vedasi juos sportuoti ir į mišką pasivaikščioti, įvairiuose renginiuose dalyvauja. Ir čia turbūt didžiausias projektas buvo, kad darydami tas veiklas irgi, kaip čia sakė iš Visagino kolega, kad labai jaunimas prašė Riedlenčių parko. Nors aš pats, pavyzdžiui, norėjau aikido salę daryti, bet jaunimas labai prašė Riedlenčių parko ir gavosi taip, kad mes įkūrėm tą Riedlenčių parką ir jame vykdom irgi dabar labai daug veiklų. Vyksta jaunimo savanoriška tarnyba, praktinių įgūdžių ugdymo toks irgi yra projektas, jeigu žinot, dabar Lietuvoje 10% jaunimo nieko neveikia. Tai reiškia, neina į mokyklą, neina į universitetą,
sėdi namie, skrolina, vartoja narkotikus. Tai šitas projektas yra skirtas, kad sumažinti tą 10% ir mūsų yra kaip tikslas, kad tas jaunas žmogus pradėtų dirbti arba mokytis. Ir mes siekiam, tai vat, šiais metais 40 tokių jau ištraukiam. Tai su jais labai sunku susisiekti, bet mes su jais susisiekiam kažkaip tai ir pavyksta. Yra 4 jaunimo darbuotojai, jo 40. Yra 4 jaunimo darbuotojai, kurie važinėja, ten su jais šnekina jos ir bando konsultuoti. Taip pat darom tokius masiškus renginius, kur atviri visiems, tai va čia per jūros šventę buvo. Irgi pats jaunimas koncertavo, ten padarėm tokią sceną, tai apie 2000 žmonių susirinko. Irgi čia buvo mūsų iniciatyva renginys. Tai va, kaip sakiau, nuo 2001 metų veiklą vykdom kaip Rytų kovos menų centras ir aš dar vieną įstaigą įsteigiau 2015 metais. Ir 2015 metais nupirkom va šitą pastatą, va čia kur matot. 3 kartus prašėm savivaldybės, kad suteiktų padalai patalpas, bet savivaldybė visą laiką atsisakydavo, kad neturim, taip toliau ten. Tai mes nupirkom tokį apleistą pastatą, ten draugas parodė, kad yra varžytinės, tai iš varžytinę nupirkom ir ten anksčiau buvo siuvimo verpimo cechas. Tai pastatas buvo tragiškos būklės, buvo stogas visas sugriuvęs ir visą laiką žmonės eidavo pro šalį, klausdavo, tai kada čia jūs čia griausit viską? Kada čia jau jūs griausit? Ir ten, kai šalimai griovė pastatus, buvo atvažiavęs buldozeris ir sakė, aš jums irgi galiu nugriauti, duokit čia, sako. Ten kažkiek neatsimenu, kiek jis prašė, sako, aš jums irgi čia va toj sustumdau, išlyginu. Tai būdavo žiauriai sunku tų klausytis dalykų, bet tai remontavom, žodžiu, ir keitėm stogą viską pilnai. Žodžiu, aš dabar 100% išmanau statybas, galiu pastatyti belenką. Na, aišku, dangoraižio nepastatyčiau, bet namą savo tai tikrai pasistatyčiau. Ir pats ir prie tos maišymo mašinos, kaip čia būtų lietuviškai. Ne, čia ne lietuviškai. Betono maišyklė, ačiū. Tai va, tai čia su žmonos broliu, va, dviese maišėm skiedinį ir viską darėm, nes kai į švietimo ministeriją nuvažiavom ir sakėm, kad mes statysim, sako, ne, čia jūs viešbutį statot, mes jums nieko neskirsim. Niekas netikėjo, kad privatų turtą galima skirti visuomeniai. Ir kai atėjo meras, sako, čia privati nuosavybė, mes jums irgi neskirsim pinigų. Aš sakau, tai pirkit iš mūsų. Nupirkit tą pastatą, duokit mums panaudai ir mes dirbam toliau. Mums reikia vietos veiklom vykdyti, o ne pastato. Tai žodžiu, remontavom plytas, mūrėm, ten viską tvarkėm. Stelažom neturėjom pinigų. Tai kalėm medinius stelažus. Visi eidavo ir fotografuodavo, nieks nematydavo medinių stelažų. Nežinau, kaip darbo inspekcija mūsų nesupakavo, bet šitų nuotraukų neviešinkit, prašom. Jo, tai vienas tik žmogus buvo nukritęs mūsų, tai labai buvo užsigandęs. Tai va, žodžiu, viską tvarkėm ir buvo tiek daug šiukšlių, buvo šiukšlių man virš galvos turbūt, tai reikėjo durys išgriovėm skylę ir suradau internete patį mažiausią traktorių, 1,60 cm pločio ir jis važiavo į vidų ir vežė šiukšlės, tai vežėm nežinau kiek ten sunkvežimių, bet turbūt bus koks 10 sunkvežimių. Tai va, paskui ten parašėm ES projektą ir gavom pinigų ir tada padarėm vat rampas ir čia dar biškį stogo remonto. Buvo irgi savanorių vaikų, kurie atėjo irgi padėjo tvarkė. Ir čia, ilgas procesas buvo. Tai va 2017 atrodė taip, o šiandien, jeigu ateisit, atrodo taip. Tai prašom atvykti. Tai prašom atvykti ir jeigu būsit pajūry, leiskit vaikam ateiti, pasivažinėti, pabūti. Tai nuo 14 metų yra nemokamai viskas, savivaldybė finansuoja kaip atviras jaunimo centras, o iki 14 metų tai organizuoja mokamas treniruotės, lanko tėvai irgi, siunčia savo vaikus. Tai va, tai vyksta užsiėmimai, treniruotės ir šiaip, jeigu pavyzdžiui pasižiūrėti Klaipėdos miesto senamiestį, kur gali nueiti jaunas žmogus ir nemokamai. Tai aišku, galim visus kofeinus irgi sakyti kaip nemokamai, bet ten ilgai nepabūsi, vis tiek prašys nusipirkti kavos.
Tai dar bibliotekas irgi galim priskirti. Ir be viso šito, tai turbūt mes esame vienintelė vieta Klaipėdos miesto centre, kur jaunas žmogus gali ateiti nemokamai. Žiemą, tarkim, ir pabūti, pasisportuoti arba šiaip tiesiog internetu pasinaudoti, pabendrauti, renginius organizuojam. Tai tokia vienintelė. Ir aš matau tame prasme, nes šiaip iš tikrųjų Klaipėdai bent jau labai didelis narkotikų vartojimas yra ir jaunimo tarperis vis didėja, tai mes tengiamės paprastai tiesiog neleisti to erdvėj to daryti. Ir aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad bent jau 1 valandą atėjęs jisai tenai nevartoja. Ir čia tokie daug stereotipų, kad vartoja tik tai va čia iš blogų šeimų, va ten tik tie ten tik vartoja, jo. Mes čia nevartojam, ne. Bet tai šiaip matau priešingai, kad vaikai vartoja iš tų gerų šeimų, nes jie turi pinigų, gali nusipirkti ir taip toliau. Ir čia toks yra, toks klaidingas supratimas, kad čia skateparke, čia tipo visi vartoja, bet yra iš tikrųjų priešingai. Tik tiesiog tėvai nežino ir, pavyzdžiui, dabar tos narkotinės medžiagos, kiek yra tekę susidurti, degtukų dėžutė čia ties dydžio, tas aparatas ir kvepia arbūzais. Ta prasme, susekti neįmanoma ten. Ir netgi pradinukai, nustepsit, žinokit, irgi. Ir čia yra tokia didžiulė problema, iš AliExpreso užsisako, prasisiunčia ir viskas. Ir jūs nežinosit, jūsų vaikas ar anūkas galimai vartoja čia. Tikimybė 1/3. Tai va, tai žinokit, čia nenustepkit, kad čia, čia, ta prasme, mūsų tai tikrai čia ne. Tai čia jau tokių daug prisiklausiau, kaip sakant. Tai va, ir dabar mūsų iššūkiai yra pagrindiniai, tai kad žiemos sezono metu negalim priimti žmonių, nes per daug ateina, nėra vietos. Tai norim sutvarkyti 2 aukštą, kad galėtumėm daugiau priimti. Ir taip pat norim ten biuro patalpas įsirengti papildomai. Tai dabar čia bandysim dalyvauti VVG projekte ir bandysim prasifinansuoti, nes dabar 2 aukštas taip atrodo dar kol kas. Tai vis dar vyksta, kol dabar mes čia sėdėm, ten keli žmonės dirba. Ir čia jau esam nusibraižę, viską susiplanavę. Ir trečiam aukštį irgi esam nusibraižę, susiplanavę. Ir bandysim įveiklinti. Mums dar trūksta apie 257 000, bet dabar neseniai gavom iš įmonės Aros Marinė 20 000 paramą, tai dabar mažiau betrūksta, bet vis tiek dar kokie 200 000, kad pilnai įrengti mums trūksta. Bet mano vis laik yra toksai, norėčiau su visais pasidalinti, kad per dieną bent 1 plytą padėti. Nes irgi, kaip pasižiūri, čia atrodo, neįmanoma sutvarkyti. Atrodo, kad čia, nėra šansų. Ir man ten netgi draugai mano artimi sako, ką tu čia pradedi, sako, čia. Bet kai praeina tie 7 metai nuo 2017 ir jeigu tu visą laiką nors vieną žingsnelį paeini priekį, tai tu vis tiek per tos 7 metus daug nueini. Tai ten jau, kaip žinot, kaip iš kalėjimo bėga, ten 15 metų kasa tą tunelį vis tiek iškasa. Tai jūs irgi taip žiūrėkit, nes daug pažįstų, pavyzdžiui, Klaipėdoje yra rankininkai, kuriems labai gerai sekasi sporte, bet irgi neturi savo salės. Ir ten turi kažkokį tai projektą, kažkur stalčiui ir vis mes prašom savivaldybės. Bet jūs galite taip 20 metų prašyti ir nieko nebus. Kaip mes irgi bandėm prašyti ten 3 metus ir nieko nebuvo. Tai reikia bent jau žemės sklypą kažkokį ten užmesti, gal ten kažką tai panaudai gauti, bent jau kažkokius brėžinius pasidaryti, pamatus pasidaryti, ir po biškį padaryti, nes kitaip niekas nepadarys, žinokit. Ir čia iš tikrųjų gražios istorijos ir labai džiaugiuosi, ir kad žmonės daro, stengiasi ir visiems noriu palinkėti sėkmės ir toliau nenuleisti rankų, kaip čia jau sakė. Nepabėkit, gal klausimų matau, kad iš karto yra. Prašom. Sakykit, 2 klausimai. Antras klausimas priklausys nuo pirmojo sakinio. Taip. Ar savivaldybė nupirko pastatą? Ne. Kas tuo metu buvo savivaldybės meras? Ne, dabar kaip siūliau, tai buvo Vaitkus. Jis pas mumis į svečius atėjęs buvo. Ja. Ar dar yra klausimai? Aš pasidalinsiu, kol nepabėgo Dainius savo asmeninę patirtim, kai mes lankėmės Klaipėdoje, tai aš kaip suprantu ir mama įsitraukusi į veiklą. Ir dar mes, kai buvo toks vienas žmogutis, aš atsiprašau, kad aš taip vadinu, bet toksai gerietiško akių žmogus, sako, Dainius pasako, jis gatvėje gyvena, jis namų neturi ir mes juo rūpinamės,
jam būna sunkios dienos, mes tada kurį laiką jo nerandam, važiuojam, susirandam, atvežam, padedam sugrįžti save ir jis mums padeda dirbti ir tą projektą irgi kurti. Tai man atrodo, čia labai daug kur kartojasi tas žodis bendrystė ir iš tiek, kiek mes buvom pas jūs ko gero kokias 2-3 valandas, tai mums užtruko kokias 2,5 prakalbint Dainių, kad jis realiai pradėtų taip nuo dūšios pasakoti, kuo gyvena. Ir dėl to kiekvienas įklankantis, mums atrodo labai svarbu jūs geriau pažinti ir turėti laiko ne tik ateiti, pasisveikinti, pasakyti, kaip gerai jūs varot ir nesustoti, bet išgirsti iš tikrųjų, ką reiškia eiti tai žingsneliais. Pas mane kabinete kabo tokia Banskio iliustracija, nedidelis paveiksliukas iš internetų platybių, kuriame užrašyta, kad kai eidamas pavargsti, išmok sustoti ir pailsėti, o ne mesti. Ar ne? Don't quit. Tai čia labai geras buvo ir iš Dainiaus, ir iš to, kad mes įsitraukiam žmonas, įsitraukiam mamas, sesių vyrus, artimuosius, draugus, brolius ir visus artimuosius. Ir lygiai taip pat aš tikiuosi, kad mes visi įsitraukiam ir Lietuvos Galios bendruomenė, kad tie, kurie pasakytų, kas tau iš to, mes esam visi tame pat. Kažkam trūksta 200 000. Lankėmės vienas tik nedideliai Molėtų bendruomeniai, kurie džiaugiasi gauta 300 eurų paramą, nes jie galėjo pasistatyti nedidelę pavėsinytę, tokią visiškai prie prūdo. Bet kiekvienam tai yra savo didysis tikslas, kuriam labai norisi padėti jo pasiekti. Tai ačiū labai už šitą sesiją. Dabar... Ačiū. Dabar kviečiu visus į nedidelės, gal ir didelės vaišės, pamatysim, šiandien mus maitina Matlaukio bendruomenė, tai irgi išbandysime vienos iš bendruomenių vaišės ir kviečiu sugrįžti 4 valandą dar paskutiniam pranešimam.